Klaipėdos universiteto rekreacijos ir turizmo 3 kurso studentai visus besidominčius trumpuoju kinu sukvietė į Ievos Simonaitytės viešosios bibliotekos Gerlacho palėpę. Čia vyko trumpo kino copycat konkursas. Konkurso metu dalyviai buvo skatinami kurti populiarių filmų sutrumpintas versijas. Idėja buvo ir visa esmė parodyti trumpas populiarių filmų versijas. Viena iš konkurso organizatorių Monika Pekauskaitė taip pat pasakojo, kad jau antrą kartą vykęs konkursas šiemet sulaukė naujovių. Šiemet pasirinkome temą susijęti su Holivudo filmais. Praeitais metais buvo tema studentų gyvenimas, visi filmukai maždaug sukosi apie studentų gyvenimą, o šiemet nusprendėme šiek tiek pakeisti. Konkurse dalyvavo 4 studentai. Vilius Paleckis pristatė filmą Palaidotas gyvas, Tomas Pocius Paranormalūs reiškiniai, Gabrielius Cibarauskas Prarastis ir vienintelė mergina Lauryna Kontrimaitė susuko filmą Nuostabus protas. Vakaro metu netrūko staigmenų. Po kiekvieno filmo konkurso vedėjai buvo paruošę smagių užduočių žiūrovams. Teisingai atsakę į pateiktus klausimus, žiūrovai buvo apdovanoti prizais. Copycat žiūrovė Žydrūnė, atvykusi palaikyti draugės Laurynos, džiaugiasi įvykusiu renginiu. Visų pirma, tai dalyvavo mano kambariokė šiame konkurse ir aš norėjau tiesiog ją palaikyti, todėl atvykau pažiūrėti. Taip pat buvo gan smagu pamatyti kitus žmonės, tarkime, kuriuos aš matau neoficialioje aplinkoje, kaip jie atrodė šiuose filmuose. Šiame trumpo kino konkurse nugalėtoją išrinkti turėjo teisę ne tik komisija, bet ir žiūrovai. Komisijos pirmininkas Klaipėdos universiteto lektorius Kęstutis Meškys nurodė, kad dalyviai buvo vertinami atsižvelgiant į ganėtinai rimtus kriterijus. Festivalio kriterijai buvo pakankamai rimti ir griežti ir, kaip sakau, nemažiau profesionalūs reikalavimai kaip rimtam kino festivaliui. Tai ir temos išvystymas, tai ir kūrybinė raiška ir šiaip paties kūrinio idėja. Įvertinus visų dalyvių pastangas ir sugebėjimus, paskelbtas ir nugalėtojas. Komisijos ir žiūrovų nuomonės sutapo. Tiek žiūrovų simpatija įvertinta 100 litų piniginių prizų bei rėmėjų dovanomis, tiek komisijos 1 vieta ir 300 litų atiteko Tomui Pociui, parengusiam filmo Paranormalūs reiškiniai trumpąją versiją. Vaikinas juokavo, kad jam šis filmas nelabai patinka, tačiau jį buvo lengva sukurti. Pasirinkau Paranormalūs reiškiniai ir šiaip man asmeniškai nelabai patinka tas filmas, bet kadangi jį buvo labai lengva sukurti tiek patiems Holivude žmonėm, nes ko tai reikia kameras ir 2 aktorių. Tai lygiai tą pat galvom atkartosim čia, padarysim super mažą biudžeto filmą, super greitai ir žmonėm patiko.